Yeah. Well, we all got here. There was no ash cloud this time. Lietuvoje nevykdomas tas įstatymas, negerbiamos lytinės mažumos ir negerbiamas jų gyvenimo būdas. Ir kuo daugiau mes kalbėsime apie tai, o tai daro ir šita konferencija, kuo daugiau mes rodysim, kad mes remiam šitos žmonės, mes juos šviesime. O paradas arba eisenos tai yra istorinis priimtas žmonių būdas rodyti, kad jie nori kažko pasiekti. Galbūt buvau šiek tiek šokiruota, nes nesitikėjau tokios agresijos išvysti. Iš kitos pusės aš galvojau, kad yra prieštaraujančių žmonių ir aš suprantu, kad galima prieštarauti, kiekvienas galbūt turi savo nuomonę, gali nesutikti ir taip toliau, bet nesitikėjau, kad ji bus reiškiama tokiais būdais. Galėjo patekti visi norintys, kurių buvo daug daugiau būtent dėl saugumo, bet džiaugiuosi, kad pagaliau prasidėjo kažkoks Lietuvos ėjimas į Europą ir galbūt Lietuva netaps Gražulistanu, kad jaučiu didelę grėsmę. Kad ir LGBT turi teisę išreikšti savo problemas, savo lūkesčius viešai, ne vien tik tai pagrindiniuose baruose. Didesnis kalbėjimas, tai tikrai kalbėjimas apie tam tikrą problemą, ar tai būtų, kad ir neigiamas kalbėjimas, bet vis vien tai yra jau viešas kažkokios problemos nagrinėjimas ir narstymas po kaulelį. Tai yra Labai džiaugiuosi vien todėl, kad pasisekė suburti pakankamai daug žmonių, ne tik darbu, kuriuo jie sunkiai dirbo ir padėjo mums organizuojant renginį, bet taip pat ir jie išdrįso ateiti čia. Tai yra didžiulis pasiekimas mums.
kai viena grupė yra kažkaip prasčiau vertinama arba yra mažiau matoma visuomenė. Tai, man atrodo, šito ir siekiama šitą konkrečią eiseną, kad atkreipti dėmesį į LGBT bendruomenės problemas, su kuriamis jinai susiduria, ir tuo pačiu parodyti, kad šita grupė egzistuoja visuomenėje. Gerai, kad teismas nusprendė, jog drausti eiseną prieštarautų konstitucijai. Gerai, kad atsižvelgta į žmogaus teisės, kad žmonės gali dalyvauti eisenoje, parodyti, kad myli vienas kitą. Turėtų teisę žygiuoti Gedimino prospektu, man atrodo. Ir tas pasakymas, kad negalima užtikrinti saugumo, jis nėra toks validus, aš manau. Dėl to, kad valstybė turėtų pasirūpinti savo piliečių saugumu, jeigu tam tikra grupė kyla pavojus, tai reiškia kažkas nelabai gerai yra su jos piliečiais. Labai laimingas. Aš tikėjau demokratiją Lietuvoje ir dabar aš matau, kad iš tikrųjų jinai įsigalioja ir žmogaus teisės Lietuvoje gerbiamas. Labai džiaugiuosi, kad teismas priėmė tokį sprendimą, mums būtent palankų. Požiūris, ar jisai bus, tai abejoju. Vis tiek bus šaukiančių, vis tiek bus reikiančių. Gal Gražulis neateis sudalyvauti eiseną, bet kaip praeitą kartą, bet gal tikiuosi nebus tokio šaršalo iš oponuojančios pusės, nebus grasinimų. Ne, dar neišvažiavo, bet laukiam autobusų, dar renginys baigėsi, o tas policinis renginys baigėsi.